Pagaliau, tikriausiai tokiu vienu žodžiu atsiduso visi poledinės žūklės mėgėjai sausio pabaigoje. Masiškai, net gerai neužšalus ledui, jie visi suskubo ant mėgstamiausių vandens telkinių. Čia Kuršių mariose galite sutikti žveją ir iš Klaipėdos, ir iš visai kito Lietuvos krašto. Tad šiandien žvejams mėgėjams priminsime, ko reikia ir kas draudžiama žvejojant ant ledo. Taip pat domėsimės, kokią įtaką naujoji kvotų sistema turės gamtai ir kiek kainuos agurkais kvepianti stinta ant mūsų prekystalio. Storas daugiau nei 20 cm ledas ir geras oras ant marių sutraukia tūkstančių žvejų. Ar visi jie laikosi saugumo, žvejybos reikalavimų? Pasieniečių laivu ant oro pagalvės į reidą išplaukėm su Klaipėdos miesto savivaldybės ir aplinkos apsaugos pareigūnais. Labą dieną, prašom leidimo nuo Kopgalio iki Kiaulės Nugaros. Tokie netikėti patikrinimai žvejams ne naujiena. Žiūrėsime, ar visi žvejai turi įsigiję bilietus, ar nešioja smaigus, neteršia aplinkos ir nevartoja svaigalų. Tačiau žvejams, suklupusiems ant sidabrinio marių ledo, rūpi ne inspekcijos, o laimikis. Smulki. Nu tai čia tokia žuvelė, tai čia... Gėda namo nešti. Keptuvė gal viena ir bus, na daugiau tai čia... Neįspūdingai, būdavo dienų geresnių, dabar šiandien su vakar palyginus tai geriau buvo. Tai kiek šiandien pavyko pagauti žuvelį? Sunku pasakyti, bet apie 20 turiu, bet mažas. Aš jau 40 metų žvejoju. Bet nėra tokių metų buvę kaip šiemet. Vasario mėnesį žuvis nekimba. O tie ant polių skalą, baidoje, kas velnis žino. Į vienu žodžiu, žvejyba nepasakyčiau būtų, vienas pavadinimas tik tai. Stintų žvejyba yra žiemos ritualas ir mėgėjų čia nėra, visi profesionalai. Kuom šildote? Iš išorės ir iš vidaus. Supratau, kiek pagavot šiandien, kiek laiko jau esat ant ledo ir koks laimikis? 1 valandą. Kol kas normaliai. Normaliai, kolega labai gražiai gaudo, mes ne taip jau gražiai. Bet pradžia gera. Sakykit, ar skaičiuoja tuos kilogramus, kiek pagauna? Ne. O neina stinta, kodėl? Eina, ne visi vienodai gaudosi. O kokie triukai yra, kad geriau gaudytųsi? Mano amžinatelis tėvelis sakydavo, reikia mokėti žuvies kalbą. Iki šiol vienam žmogui per parą buvo leidžiama sugauti nedaugiau kaip 7 kg žuvelių. Įsigaliojus naujam įsakymui per parą bus leidžiama ištraukti 3 kg daugiau, iki 10 kg. Šiemet žvejai tikina, kad prasmės sverti laimikį nėra. Jeigu kimba kokią dieną, tai galima sugauti virš 3 iki 500. Tai gerai, kad padidino kvotas. O kiek esate daugiausia pagavę? 200. Pilna kibra 16 kg. O kaip vertinat ministerijos dabar padidintas tas kvotas mėgėjams nuo 7 kg, kurios neva tai būdavo galima sugauti, iki 10? Užtenk čia ir, kažin, dar tiek pagauna žmogus. Kits nepagauna iš vis, tiek, kiek kilogramą, 2. Bet ar per dieną reikalinga tiek pagauti? Užtenka jų pagauti tiek, kiek užtenka šeimai. Kam ten daugiau pagauti? Dėl malonumo žvejoji. O ne taip, kad čia prisigaudyti 10-15 kg. Kiek esate daugiausia stintų pagavęs? Apie 800. O kiek čia kilogramais būtų? O čia rusų laikais tenais buvo kažkur apie 20 beveik. Čia viskas yra normalu, nes jūra yra dosni, stintos kai yra irgi dosnis. Reikia pasižiūrėti, ką verslininkai daro. Ir viskas. Kiek atidžiai tikrina inspektoriai, kiek žvejys pagavo laimikio žuvies? Pakankamai griežtai tikrinam. Jeigu žinome, turime informacijos, kad stintos tikrai pagauna daug, turime meteorologiškai patikrintas svarstyklės ir tikrindami žvejus bandom žiūrėti, kad tie kilogramai nebūtų viršyti. Šiemet žvejai ant plonyčio ledo su properšomis pasirodė anksti. Į įspėjimus nelipti ant trapaus ledo kai kurie atsakydavo, kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Deja, neapdairus elgesys ir ledinis vanduo jau nusinešė kelias gyvybės. Turit smaigus? Turim, va. Liemenės gelbėjimo pasidėjo. Dabar jos čia dabar nereikia, dabar tą smaigą dabar nešioti šią visą dieną, juk netyčia gali ir susižeisti, eidams nebent ledu. Tam su poros metų ir prožektorių turim pasišviesti viską. Šniūrą turiu, virvę, o smaigų neturiu. Bet reik turėt, gausit baudą. Negausit. O žvejo bilietą turit įsigiję? Turiu.
nusipirka vienkartinį, 7 litai, nepigiai. Tai reikia daug stintų sugauti. Čia jau, kaip sakant, laimės dalykas, kas papuolė, kas nepapuolė. Tikrumoje turi, jeigu žvejoja, turi bilietą turėti. Pagrindinės klaidos žvejų, kokius pažeidimus daro? Žvejai pagrindinės klaidos būtų tai, kad pamiršta prasitęsti leidimus žvejybos ir pamiršta automobiliuose smaigus, kurie privalomi ant ledo. Tai šiandien per labai trumpą laiką pasisekė nustatyti 6 su žvejybos taisyklių pažeidimus ir 2 asmenys, kurie nesilaikė saugaus elgesio ant ledo taisyklių. Tai jiems surašyti buvo administracijos pažeidimų protokolai. Inspektoriai primena ir svarbiausią žvejybos taisyklę. Stintautojas turėtų žinoti, kad nuo ledo jam galima turėti 4 įrankius, bet ne daugiau 12 kabliukų. O už tuos pažeidimus, smaigų neturėjimą, sakykime taip, už šiukšlinimą, už viršytą kabliukų skaičių, įrankių skaičių jam gresia įspėjimas arba bauda nuo 25 iki 200 litų. Poledinės žūklės mėgėjai po savęs turėtų palikti švarią ir tvarkingą vietą. Už gamtos teršimą taip pat numatytos baudos. Kaip galvojat, šiemet stintų bus? Man atrodo, kad ne. Jeigu tik pabaigoje vasario, jeigu bus, o taip tikrai, kad jos nebus. Čia reikia Neptūno klausti. Jo. Aš toj vietoj nieko negaliu atsakyti. Kita tema. Šiemet pirmą kartą aplinkos ministerija dalina stintų žvejybos kvotas Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje. Konkursas jau paskelbtas, netrukus bus atplėšti pasiūlymų vokai ir paaiškės, kam atiteks stintų žvejybos kvotos. Laimėti didesnę tikimybę turi ne tik įmonės pasiūliusios didesnę kainą, bet ir šio verslo senbuviai. Anksčiau buvo uždaras ratas žvejų verslininkų, kurie pasidalindavo žvejybos įrankius ir žvejodavo kiekvienais metais savo vietose. Ši naujovė yra tokia, kad bus konkursas visiems žvejybos įrankiams ir kas daugiau pasiūlys pinigų už žvejybos įrankį, tas ir laimės. Taip pat yra ir kažkokia tai balų sistema, kad ne tik pinigai lems. Taip, būtent tos seniau žvejojusios įmonės, jos dalyvauja balų sistemoje tam, kad ne tik pinigai lemtų, bet ir būtų didesnė tikimybė laimėti tom žvejybos įmonėms, kurios jau kelerius metus jau žvejojo tose vietose. Tai už tai, kad jie žvejojo 5 metus toje vietoje, gauna daugiau balų už tai, kad priklauso asociacijai žvejybos įmonių, už tai, kad neturi šiurkščių pažeidimų, jiems tikimybė laimėti yra didesnė negu tie, kurie norėtų žvejybą pradėti nuo nulio. Kiek įtakos jums turės asmeniškai kaip verslininkui tos naujosios kvotos ir nauja sistema? Manęs tai nelabai palies, aš gal nesu toks didelis gigantas, kur, kaip sakant, aš netraluoju ten, kur, žinai. Aš smulkus, mes šeimos verslas. Tokiom smulkiom įmonėm kaip mūsų prioritetiniam, tokiom šeimos iš vis neturės, man atrodo, šis jokios įtakos. Nes mes smulkus verslininkai, aš grinai savo uždirbu, mes esame smulkiai įmonė, o ten, kur dideli, ten gigantai, kurie nori didelius pinigus uždirbti, tai aišku, jie konkuruos ir jie turės mokėti, jiem aišku, įtakos turės kažkokias. Pakankamas pragyvenimo šaltinis yra šita verslinė žvejyba? Taip, mano ir mano šeimų užtenka. Mano tėvai žvejoja, mano tėvai aš žvejoju, mano sūnus tikriausiai dar žvejos. Gardai, mums kol kas pragyventi, stebuklų neuždirbsi, bet pragyventi linksmai Lietuvoje, kad niekur nereikėtų išvykti, labai gerai. Tikimasi, kad naujoji sistema pasitarnaus gamtai. Visi konkurso metu surinkti pinigai bus skirti ne ministerijos darbuotojų algoms, bet žuvų išteklių atkūrimui ir apsaugai. Trumpai tariant, grįš atgal į Kuršmares. Ir paskutinė mūsų tema. Tie, kas negali žvejoti, bet mėgsta specifinį stintos skonį, eina į turgų. Jeigu bus daug, kris kaina, bet jeigu bus dėželės stintos, pagauna po dėželę, po 20 kg, nekris kaina. Ponia Gelena yra puikiai marketingo specialistė. Jei nėra didelės stintos, ji pirkėjus tikrai įtikins, kad ir smulkutė nėra prastas pasirinkimas. Gal net atvirkščiai. Štai jos receptas. Valyti stintą ne peiliu kaip valo, o valyti tiesiog, žiūrėkit, žirklutėmis. Labai gražiai valosi žirklutėmis. Apkarpi galvytės skersai, prakerbi pilviuką ir viskas, stinta yra išvalyta. Paskui nuplauni, padedi kiaurasamtį ir paėmė maišelį. Į maišelį įdedi biškį miltų, druskos, įdedi daug stintų, pamakašiolinį ir iš maišelį dedi keptuvę, viskas. Jei stintos nebus šiemet, bus kitąmet. Gamtoje turi būti ciklai. Prie jų protingiau prisitaikyti, nei su tuo kovoti ar pykti. Tad sveikinu visus
su valstybingumo atkūrimo diena. Ir, kaip sakoma, nei žvyno, nei uodegos, o kitoje laidoje Gamta iš arti matysite. Kormoranų kolonijos išliks, bet žymiai mažesnės. Jie plečiasi. Kodėl šiems paukščiams skelbiame karą? Čia yra ateivis. Kiek mes lauksim? Reikia po biškį šaudyti juos. Iki susimatymo lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Ate. Projektą finansuoja